gal kartais žengsi į aikštę. Nebetylis ir galiai, nebemiega ant žemės kamuoliai, mes su tavim, mes su tavim. Sveiki, rankinu ant apvalio oranžinio kamuolio ieškotojai. Šiandien aš kutvelinu iš Vilniaus, kur Lietuvos Rytas, kaip sako fanai, komanda, kuri sutriuškina bet ką, susitinka paskutinėse Eurolygos rungtynėse prieš Belgrado Komunist Zvezda, Crvena Zvezda. Aš Vilkas. Čia kažkokia kito miesto komanda? Heiteriai. Didelės problemos Rytui prasidėjo nuo pat pradžių. Marianovičiaus ūgis 2-2-1, Galinedakio sugebėjimas žaisti -2-2-1, prieki buvo Songailas su Palacios ir Marianovičius dėliojo jiems per galvas. Marianovičiaus viena ranka kaip pusė Lietuvos. Kaip sako amerikiečiai, Rytui iškaršė šikną senobiniu būdu. Songailas tengiasi pirmam kėliny kažkiek keisti situaciją. Jaunimas, leiskit man čia kur verpstę padaryt. Palaikiau Darių. Senjorai! Seibutis savo nervingą prasiveržimą antroji pusėje dar draskė. Ko šiek tiek trūksta Seibučiui, jis žiniausiai toks šeiki yra, toks biški kratos. Nu žiauriai viskas buvo blogai. Tai yra ne sezono atsisveikinimas, o sezono laidatuvės. Antroji pusėje Rytas bandė statyti zonytę, bet serbo-amerikiečiai pradėjo lyti taip, kad galvojau, kad apsems Naują Zelandiją. Per 3 minutės Crvena Zvezda iš +2-1 pasidarė +3-3. Žiauriai nemandagiai serbai elgėsi, atvažiuoja į svečius ir daro beleką. That's impolite! That's impolite! Stepai! Jei lipsi į medį, pasiimk šalmą! Po rungtynių Stepas man grasino. Ko ten su savo blogu? Žiūrėk, kad laukia kas neperpistų. Gaila, kad kamera buvo išjungta. Ir tai net ne kerštas, ką aš dabar pasakysiu, aš tai sakiau ne kartą, Stepas yra vienas blogiausių Ryto žaidėjų, vidutiniškai pataikantis tritaškių, nesugebantis pataikyti lejupų, apstumdomas gynyboje, kadangi yra smulkus, Stepo gynyba. Vien dėl to, kad jis yra vietinis, jį laiko ir leidžia ilgiau žaisti negu, pavyzdžiui, kokiam Tepičiui, net Tepičius buvo už jį geresnis. Bendžius irgi už jį geresnis. Viena didžiausių Ryto problemų - favoritizmas vietiniams. Visos Europos tragedija yra ta, kad amerikiečiai gali surinkti geresnį Euročempą vien tik iš amerikiečių žaidėjų. Atvažiavęs Daudelas vidury sezono, iš esmės jis puolime yra geresnis negu Seibutis. O Seibutis yra geriausias iš vietinių žaidėjų, Ryto veidas. Nesvarbu, kad Rytas pralošė katastrofiškai, aš vis tiek sugebėjau išvelgti teigiamų savybių jų žaidime. Labai gerai atrodot iš išvaizdos! I don't think everything is so wrong. You know, we are doing pretty well in VTV and we doing pretty well in the other league. I mean, it's a more physical game. It's a different league, so obviously that affects how we perform. Is it very disgusting when they all sweaty touch you? No, we all sweaty and we all sweaty, so that doesn't have anything to do. You don't care about that? No, we play basketball, that's what we do. Tiesiai iš laidotuvių scenos Karolis Jachimavičius laida Įžengsiu į aikštę. Rytų sezonai baigtas, dabar Rytas šauniai pasipriešins Eurokapo komandoms. Na, o buvusios sostinės Žalgirio komanda švenčia šventę. Pirmam rungtynių Žalgirio prieš Bambergą kėlinyje atrodė, kad Žalgiris gali turėti labai didelių problemų. Bambergo amerikiečiai parodė, kokie gali būti galingi, jeigu žaidžia kartu. Siuvo kamuolį Žalgirio pusėje, kaip Bangladešė batus siuva. Džesnas Dempmanas, tai jis man sukėlė tokius jausmus, kai aš pirmą kartą, tai buvo 94 metais, nuvažiavau į molą, į prekybos centrą, fotkinau viską. Taip viskas buvo ryšku. Wow! Nu tikrai lygiai parodė. Duok Dieve sveikatos, likusiam Žalgiriui turėti sveikatos paskui Dentmaną bėgti. Jankūnas, jeigu prasisuka, kad ir likęs laisvas, mėgsta pasiuką Jeftokų iškišti. Klimavičius gavęs kamuolį. Ar čia veržtis, ar čia suktis, ką čia daryti. Kaip būtų batus užsidėjęs su dėžėm. Milaknis Subonėlis gerų bombų prileido. Iš tritaškio Milaknis tikrai turi geresnį metimą negu Pocius. Trečiam kėliny Žalgiris gynyboje pradėjo gėliaut. Žaidė kaip gėlės, net ne kaip daržovės. Vecvagras irgi žaidė prieš Bambergą. Vecvagras, dauguma turbūt laukia, ar jis sugebės iššokti iš trusikų ir sulejupin po salto. Tai jis tikrai sugebėjo neiškišti paso Jankūnui greitoje atakoje, kai buvo visiškai žiauriai pasas. Taip mane nustebino, kad Vecvagras nepasavo, lyg būčiau pamatęs, kaip žmogaus moteris pagimdo kiaušinį, perima kiaušą. Ir tada cirko direktorius Džesnas Dempmanas prileido tritaškių nuo vienos kojos. Maždaug, aš užsuksiu kulką per Andželiną. Tai bravo Šilui Giružiai.
Dabar top 16, kaip su pick and rollins taip išsimiegos. Tai visiems gerų rungtynių Žalgirio prieš Rytą, Saiko prie stalo ir aikštelėje. Daug kas sutinka naujus Kašio aikštelėje. O, jau 2. Ai, neaiškink, žaidžiam toliau. Ką nori nugalėti žaidė? Unibet žaidėjai žaidėjams.